man reikia tokiu atveju mąstymas ar toks, kad man reikia ne mano 100 klientų, bet mūsų 100 klientų ir kad žmonės čia ateina ir dirba, kol atsidarys savo klubus, todėl duplikacija yra dėmesio centre. Dėl to man reikalingi klientai, kad jie atsivestų savo žmonės, kad organizacija ir plėstųsi ir gilėtų. Ir taip, mes turim suprasti, kad šis verslas turi atnešti lėšų ir pelno, bet aš žiūriu daugiau. Aš orientuojasi į partnerius ir stažuotojus labiau nei į bet ką kitą. Aš noriu juos ugdyti ir padaryti taip, kad jie atsidarytų savo klubus. Aš nenoriu, kad jie visą gyvenimą lankytųsi mano klube. Aš noriu, kad jie sukurtų naujus klubus. Todėl šis modelis yra pats efektyviausias šiandien. Tai yra klubas 100, ne paprasčiausias klubas, ne ofisas, studija, patalpos ar dar kas nors. Man reikalingas augimas, plėtojimasis ir tam reikalingas klubas 100, jeigu norite augti, auginti verslą. Keliaujam toliau. Ko man reikia iš klubo? Daug klientų 100 reikia. Toliau reikia mums visiems, kad kasdien būtų vartojami produktai. Ne visi ateis kiekvieną dieną, bet pusė jų ateis kiekvieną dieną. Tai bus platforma konsultantams, partneriams, vyresniesiam, jaunesniesiam auginti profesinius įgūdžius. Toliau jame turi būti galimybė augti mano klube, tam, kad žmonės galėtų atsiskirti su savo klubais. Mums nereikalingi tie žmonės amžinai, jie ne mano darbuotojai. Man jaunesnysis partneris yra laikinas žmogus, kuris turės tapti savo klubo šeimininku. Jis turi, kada jau turi pakankamai daug klientų, kada jau yra kvalifikavęs, turi ieškoti savo patalpų, savo klubą, jeigu turi 25, pavyzdžiui, klientus. Viskas puiku, žinoma, yra žmonės, kurie turi savo gyvenimo aplinkybės, jie to negali, mes visą tai suprantame, bet tikslas, bet kuriuo atveju yra kurti naujus klubus. Ir tą mes viską darome dėl šio tikslo, nes jeigu to nedarome, tai savo klube liekame visą likusį gyvenimą ir tai vadinasi ėjimu į darbą. Yra žmonės nuostabus, kurie taip ir vaikšto į darbą į savo klubą ir ten yra puiku, kaip sakoma, kaip anksčiau būdavo sakoma, eisiu į biblioteką namuose, bet einu į klubą. Taigi tokiu atveju aš vaikštau į darbą klube, viskas ten puiku, bet ten nėra augimo, ten nėra dubliavimo, nėra duplikacijos. Bet bičiuliai, mumgi nereikalingas toks darbas, mums reikalingas augimas, todėl mes turime, taip sakant, padaryti taip, kad klubas užvirtų, užburbuliuotų, kad vanduo išsitaškytų per viršų, kad atsirastų jaunesnieji partneriai, kiti partneriai, jie patys atsidarys savo klubus. Matote? Toliau dar vienas punktas, galimybė augti klubo viduje ir dubliavimo modelis ir galimybė kurti organizaciją ir gauti įvairius pajamų tipus. Taigi, kalbant apie duplikaciją, aš sakau, kad pirmiausia turi gauti 25 klientus, tai reiškia 30 per pirmas 90 dienų, tai yra 340 dienų, o toliau per kitas 90 dienų turi atidaryti savo klubą. Tai reiškia po pirmo 90, tai reiškia, tai užima 180 dienų. Mums nereikia, kad po mano sparneliu lyderiai augintų savo organizacijas. Man reikia, kad jie būtų nepriklausomi nuo manęs, atsiskirtų ir patys augintų savo organizacijas. Pasižiūrėkime į statistiką. Mes turėjome daug klubų, po to mažiau klubų ir tada turime daugiau klubų, bet dar nežinome, kiek iš jų yra tie realūs klubai, o kiek iš jų tiesiog yra užregistruotos patalpos, kuriuose nėra pakankamai abonementų ir apsilankimo. Ką mes turime tiksliai, turime šitos statistinius duomenis, kiek iš tiesų yra realių klubų, bet jų nėra tiek daug. Galbūt yra kur kas daugiau, bet jie ne visi, taip sakant, yra pažymėti, todėl eikite, prašom, į buvusią PRK, dabar PRB verslo plėtros programa ir užregistruokite visus savo klubus tenai, prašom.
Ir taip pat visus klientus, abonementus, visą tai iš tiesų užregistruokite šitose pripažinimo programuose. Kai kas sako, man nesvarbu, ar mano pavardė yra sąrašuose kokiuose nors, ar ne. Tai yra labai svarbu. Tai nepaprastai svarbu, bet labai svarbu. Visose sąrašuose turi būti jūsų pavardė ir tada jūs būsite tarp tų, kurio gaus naujus ženklelius. Todėl iš pradžių reikia sudaryti tinkamus sąrašus, eikite į PRB ir kas mėnesį viską registruokite tam, kad klubai iš tiesų grįžtų į prieš pandeminę būseną. Ir pagaliau vėl pradėtų augti ir kad pradėtų vėl ta duplikacija, kuri privedė prie beveik 6,000. Važiuojame toliau. Pelningumas. Jūs turite suprasti, koks yra jūsų modelis. 4 modelio tipai yra. Iš tikrųjų egzistuoja 5, bet tegul būna 4. Yra vienas, kuris yra nepelningas. Tai yra klubas, kur nepakanka klientų. Ir ten iš tikrųjų nėra abonemento arba jų trūksta. Ten yra daugiau įplaidų negi pajamų. Ir kur nėra to, ten nėra ir pelningumo. Tai mes turime kalbėti tiesą. Labai svarbu, kad visi viską suprastume. Jeigu mes kalbame klubas, mes nesakome, kad tai yra tik tai patalpos. Tai yra bendruomenė, tai yra žmonės, kurie arba iš dalies, klubai aišku būna skirtingi yra klientai, kurie, pavyzdžiui, namų klientai, kurie vieną kartą ateina per savaitę. Kažkas iš jų yra galbūt kaip nepriklausomas partneris, jau pasirašė sutartis, tai ten gali jie turėti kitokias kainas, bet dažniausiai tai yra abonementai, ten yra pinigai, ten yra pelnas. Tai va, būna klubas nepelningas, net duok dievę tokį turėti. Tai yra tai tas va, klubas, kuris nepelningas, toks tipas yra. Toliau yra klubas, kur yra nulinis. Tai yra pelno nėra ir visi ištekliai tam, kad jį išlaikyti. Ir jau yra pelningas klubas. Bet tame klube, kur yra nulinis pelningumas, mes tiesiog meluojame patys savo, kad čia kažkas vyksta. Realiai ne. Nevyksta pelningumo ir yra sėkmingas klubas ten, kur aš turiu pelną. Ir aš ne tik savo operacijas visas galiu, man jau tai apsimoka ir galiu padengti, bet aš jau turiu ir pelną. Kur man reikia tą pelną, kurį aš gaunu, kur aš turiu įdėti tos pinigus, man reikia be abejo įdėti tos pinigus į namų sandėliuką. Aš visiems taip, reikia vis daugiau produktų, kad mes turėtume, kad būtų namų sandėliukas, kad visas asortimentas produktų, kad jūs jį turėtumėte. Ir iš tikrųjų produktas turi būti namie, tai yra labai svarbu. Namų sandėliukas. Kas neturite namų sandėliuko ir jūs galvojate, kad aš klientams produktus užsakysiu tada, kai jie užsakys, iš to nieko nebus. Niekada nebus pelningo verslo, jeigu mes neturime namų sandėlio. Taigi namų sandėlys turi būti būtinai pildomas. Reikia juk iš kažko dar gyventi, reikia važiuoti į visas mokyklas, ekstravaganzai, visus treningus. Todėl mums reikia vėlgi pinigų, mums reikia rinkti komandą sekančiai ekstravaganzai. Kiekvienas jūsų jau turite numatyti, ką jūs atsivešite su savimi savo komandą į sekančią ekstravaganzą gegužės mėnesį. Visus sekančius 12 mėnesių mes turime apie tai galvoti. Už tai mes planuojame sekančias visas išlaidas. Pavyzdžiui, Active Team yra aukščiau lygmuo. Mes turime važiuoti į būsimų milijonierių mokyklą. Irgi tą reikia suplanuoti, irgi tam reikia pinigų. Tai va, tam leidžiame savo pelną. Taigi, visi mes turime turėti didelį pelną. Tam reikia mums klubo 100, nes ten yra didelis pelningumas. Tai toks yra mūsų tikslas, mes taip jį vizualizuojame. Štai kas yra klubas 100, štai jo atkartojimas arba duplikacija. Tam mes turime išeiti į šį lygmenį, tam, kad mes turėtume 3 arba daugiau kandidatus, kurie atidarytų savo klubus. Tada jie po truputį išeina, aš vietoj jų ten naujus turiu žmonės ir apmokau vėl stažuotojai ir visa kita. Tai va čia yra toks tikslas. Jeigu jūs norite augti, iš jūsų klubo turi vėl
Nuo 15 iki 20 tūkstančių taškų duoda klubas 100. Tai yra iš tikrųjų labai galingas dalykas. Nuo 15 tūkstančių iki 20 tūkstančių. Taigi jeigu po jumis atsidarė 3 klubai ir jie irgi tapo klubais 100, tai jūs milijonierių komandoje esate jau. Klubas 100 ir duplikacija atkartojimas klubo 100 tai yra greičiausias šiandien rinkoje būdas klestėti, greičiausias būdas augti versle. Jeigu jūs dar neturite klubo 100, bet jūs turite klubą kaip tokį, tai yra kaip patalpas, reikia eiti ir greičiau vystyti šį klubą. Nes būtent taip didelis organizacinis augimas ir vyks, apie kurį mes visą laiką kalbame. Ir kaip jau buvo pasakyta šiandien, mes turime programas, klubų pripažinimo, lyderių. Pradžiai jūsų supervisorio lygmenis, jums reikia, kad jūs turėtumėte pat tiek. Ir eikite į 4 lygmenį, kur yra 1000 apsilankymų ir daugiau negu 10 000 taškų per mėnesį ir nesustokite. Tatjana pasakė, kad yra 3 situacijos būklės. Žmonės greičiau išeina negu ateina, tada subalansuotas yra, tiek išeina, tiek ir ateina. Ir būna tokia situacija, kai ateina žymiai daugiau žmonių negu išeina. Tai čia yra ten, kur realios bendruomenės, ten, kur žmonėms norisi atvesti savo draugus, norisi bendrauti. Ir tam, kad jie turėtų dar ir techninį susidomėjimą, kodėl jie norėtų atsivesti čia draugus. Tai va, čia klubas tada ir augs greitai. O jeigu klubas auga greitai, tada ten pasirodys būtinai žmonės, kurie išves jūsų klubą į klubą 100 ir patys dar atidarys tokius klubus. Tai va, visose klubuose yra žmonės, kurie ruošiasi atidaryti savo klubus, bet aišku visose gyvose klubuose, pelningose klubuose 100. Tai va, žiūrėkite, kiek tokių klubų mes turime. Iš 5000 ir daugiau organizatorių ir partnerių klubų, pasižiūrėkite, kiek iš viso yra tokių, pasižiūrėkite. Aš net nenoriu komentuoti. Mes galime sakyti, dar po pandemijos klubų neatstatėme. Žmonės vėl turi išsinuomavę patalpas, bet pačių klubų dar nėra. Klubų tema dar ties ją nepadirbėta. Tikrai nedaug, vos keletas procentų. Aš suprantu, aš labai gerbiu online metodus, darbo metodus, aš labai suprantu. Tačiau aš visus jūs kviečiu aktyviai grįžti į online klubus. Niekas nesako, kad online nereikia, bet grįžkite į gyvus klubus. Tai yra labai svarbu irgi. Ir aš manau, kad galima labai daug ką daryti online, tam, kad palaikyti ir chatus, ir grupės, ir visą bendruomenę, ir visus kitus įrankius, ką mes išvystėme, ir tas yra labai gerai. Tai čia tokie klubiniai, neklubiniai ir maratonai gerai yra, visi metodai. Ir tie, kas daro maratonus, šaunuoliai, tą irgi reikia toliau daryti. Čia nėra klausimo, be abejo, mes to neliečiame, visą tai veikia labai gerai ir nauja versija maratono išeis jau rudenį, mes labai to laukiame. Ir aš jums apie tai papasakosiu arčiau rudens. Kol kas. Dabar mes kalbame apie klubus. Tai yra mūsų pagrindinis fokusas, pagrindinis susifokusavimas. Tai jūs pasižiūrėkite į šį grafiką. Čia ašarų pakalnė iš šio grafiko, nes tikrai labai mažai dirbama su klubais ir aš manau, kad mes galime, čia yra slypi didžiulis potencialas, klubus reikia vystyti. Dabar pažiūrėkite, kur šitie yra lygmenys, jūs juos visus žinote, Liena ką tik jums visą tai rodė, visas šitas programas, visą tai jūs žinote, klubas 25, 50, 75 ir 100 ir mes norime ateiti prie klubo 100, mes norime eiti ten, matote, 20 000 taškų, 100 aktyvių žmonių klube ir 4 jaunesnieji partneriai, tai yra supervisoris konsultantas, kuris klube pilną dieną yra užimtas arba dalinai ir padeda jums. Tai vat, kur mums reikia eiti. Pasižiūrėkite, kiek tokių lyderystės komandų yra šiuo metu rinkoje. Vėl žiūrime, vėl verkime. Tai yra viskas, ką mes turime.
Visi, kas daro didelį klubų verslą ir realiai atlieka dublikaciją. Tai pasižiūrėkite, bičiuliai, visa tai labai galingai veikia iki COVID, iki pandemijos, o dabar mes turime labai daug patalpų. Matote, 3000 ir daugiau klubų be jokio lygmens. Arba tai nėra klubai, arba tai neaišku kas, arba tai tiesiog yra patalpos, ten nėra bendruomenės. Tai aš visus juos kviečiu. Ateikime atgal, grįžkime prie originalios klubų temos, kad žmonės tą jaustų, kad ten formuotųsi bendruomenė, kad žmonės leistų ten laiką, kad jie ten apsilankytų. Įrankių daug labai turime ir naujų, ir senų.